Socialdemokratai labai aiškiai pasakė labai aišku tikslą, kurį ir įtraukė į šios vyriausybės programą, kad turime siekti atkurti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio lygio, koks jis yra ES šalise. Ar Lenkija neturi santykių su Kinija? O mūsų svarbi prekybos ir saugumo partnerė, svarbiausia partnerė Europoje, Vokietija, neturi santykių su Kinija? O jeigu jos turi, tai jos kažkaip vertybiškai nutolusios, mums vertybiškai nepakeliui, nei su Lenkija, nei su Vokietija. Ar mes čia esam, ta šviesulys užsienio politikos, kelrodė žvaigždė. Tai kažkaip negirdėjau, kad ir Lenkija ar Vokietija orientuotųsi pagal Lietuvos pavyzdį. Todėl be gražių apipinimų žodžiais, aš manau, kad turim būti ir praktiški, ir realūs savo veikime diplomatijai. Diplomatijai įprastai ne tiek svarbus garsus pareiškimai. Bet diplomatijai dažnu atveju reikia ramaus, nuoseklaus, nechaotiško veikimo. Kalbėjimosi, aiškinimosi, o ne daug pompos į eterį.